Sveiki žvejai. Šiandien mes esame Šiaulių Rėkyvos ežere, kuris yra iš tikrųjų palei krantus ganėtinai negilus. Šiandien bandom pagauti karšius ir ką galiu pasakyti, pagaliau prasidarėme sezoną, turime 3 karšiukus ir tikimės pagauti daugiau. Gaudome šiandien netradiciškai ant feederio ar dugninių meškerių. Šiandien gaudome plūdę. Gilis, kaip matote, labai nedidelis, maždaug, čia gali būti apie pusę metro. Masalui naudojame dziką ir kukurūzą, kol kas eina geriausia. Apie pašarus dar norėsiu irgi pakalbėti, bet truputį vėliau. Su pašarais iš tikrųjų yra labai įdomus reikalas šiandien. Ne vien naudojame pašarus, kuriuos perkame parduotuvėje, o kolega Paulius išvirė, ne kukurūzų, išvirė makaronų, tokių labai mažyčių, žvaigždutės formos, juos maišome į pirktinį pašarą. Šiuo atveju naudojame raudoną pašarą skirtą raudam ir kol kas, ką tik pagavau vieną raudę ir turime iš vis 3 karšiukus. Tai pradžia ganėtinai nebloga, manau, sėdime čia kažkur gal apie valandą dar tik tais, todėl tikimės to vakarinio kibimo prieš pat saulei nusileidžiant. Nieko nelaukiam, bandykim užsimesti ir žiūrėkim, kas bus. Dešimtas pagal dydį Lietuvos ežeras, tai žuvies tikrai apstu. Tai reikia būti kantriam ir visą laiką pagausim. Buvau užsidėjęs karšinį kabliuką, jis toks truputį didesnis, daugiau toks suktas. Tai iš tikrųjų, ką galiu pasakyti, karšiai nekimba dar tokie dideli, tai tiesiog, manau, truputį per didelis kobinukas ir kaip tik užkliuvo man už žolės, tai pasikeičiau čiut mažesnį ir to rezultate iš karto pagavau raudę. Žiūrėsim, gal dabar karšiai bus paprasčiau jį apžiūrėti, nes vieta prieš tai, kur žvejojau, tai, kaip sakant, buvo jinai labiau dideliem karšiams skirta, todėl ir kobinys buvo tam tikro dydžio, kad galėčiau uždėti riebią porciją ir pagauti stambesnę žuvį. Bet šiandien, kaip matau, labai stambių žuvų neturėsim, bet pradžia gera, sezonas pagaliau karšio atidarytas ir ne kokioj upiai, o ežere ir vienam iš didžiausių Lietuvos ežere. O, kimba. Taip ir yra. Kol jums pasakojau, tai gavosi taip, jog pavogė iš manęs kukurūzą, o vieną ant dziko kibti nori silpniau. Todėl, kaip sakant, kam kankintis, jei galime turėti geresnių kibimų. Pauliui geras kibimas buvo.
nespėjau prišokti. O, ir man kibimo. Dėja, nelabai sekasi. Jo, greičiausiai truputėlį per stipriai bandžiau kirst, nes taip gražiai vedė. Ir dzikai apdaužyti, tai galvoju, galbūt ne vien kukurūzų viliojasi, o ir dzikų taip pat. Ant vakaro gal labiau patrauks ant mėsytės. Kažkas atsargiai labai bando. Ir vėl nėra kukurūzo. Pasižiūrėkit, mėly žvejai, žiūrovai, kokia gražiai vietoj mes esame. Laukiam kibimo, pažiūrim, ką turim. Trys maži karšiukai ir viena raudelė. Tikimės, tom nesibaigė. Sėdėsim, manau, vis tiek, kol sutems iki kažkur pusę 10. Ir tikrai, manau, dar turėtų užeiti kokie keli. Svarbiausia, kad įsipildė noras, kaip ir norėjom kartu su draugu, pagaliau pagavom pavasarinius karšius. Vanduo dar iš tikrųjų ganėtinai šaltas, apie 8,5 laipsnių, bet pirmieji maži karšiukai jau aktyvėja arčiau kranto. Bandysime sugauti dar kelis, bent jau. Pašaro vis dar turime truputį, makaronų virtų dar irgi visas indėlis, todėl manau, kad tikrai mums žvejyba šiandien bus pasisekusi ir kaip pirmiem karšiam nėra ko skųstis. Jeigu patiko video, būtinai spauskite subscribe, varpelį šalia jo, kad gautumėt pirmi visas naujienas. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų susitikimų. Nei žvyno, nei uodegos.